mokau, čia aš žaidžiau, čia sportavau. Ir man šitoje mokykloje yra miela ir tu šitą mokyklą eisi. Ne? Nori mokyklą? Va, ir mokytojai, aš noriu pasakyti. Dėkui jums už viską, ką jūs duodat jaunai kartai, ką jūs dar duosite. Ir kas iš to išeis? Išeis tai, kad Lietuvoje bus gera gyventi. Čia bus gera kurti, gera svajoti. Ir grįž ir emigrantai, grįž su kiti, kurie dabar laikinai nėra Lietuvoje. Prašiau perduoti linkėjimus. Tai jūs sakėte. Nes aš nežinau, sako mokytoja, kažką mokytoja perduoti linkėjimus, sakė klausė. O 10 metais, ne? Taip. Taškukėlis atsilinėlį ir panašiai davė komentimą, tai jaunuolis stovėjo man davusi. Tai prisimeni, koks buvai klaustukas. Tu klausdavai, tu tikrai žygeidumų įsikūnimas. Keldavai, kai klausdavai, šaunu. O kad tu istoriją domiesi, tu man pasakei vyresnėse klasėse. Prisimenu vieną kartą, kai tyliai toliai po pamokų ir pasisakė. Daug tikrų, bet, pavyzdžiui, kur klietis, kur panevežiai. Jūs prisimenat mūsų, prisimenat. Vienugos klietis. Aivaras, va čia visai netoli gyveno. Apsižemė, sekundė apsižemė, turi vaikus. Šitas Netkus. Bet va, matai, niekada Be įsilavinusio, doro, darbštaus, bei drąsaus jauno žmogaus yra sunkiai įmanomas Lietuvos progresas. O kur pradeda kaltis pirmieji darbštumo, patriotizmo bei žinių daigai, be jokios abejonės, šeimoje ir mokykloje, mokytojų, kaip ir kiekvienų tėvų, pečius užgula didelė atsakomybė, nes jie yra arčiausiai vaikų, arčiausiai tų, beieškančių savęs asmenybių. Tik mokytojų kantrybė, užsispyrimas ir meilė savo amatui bei vaikams gali suformuoti brandžius, dorus bei ambicingus mokinių charakterius. Iš visos širdies aš sveikinu jūs, mėlei mokytojai, su jūsų profesinė švente ir linkiu niekada neprarasti entuziazmo ir meilę savo amatui bei mokiniui. Sveikatos, kantrybės ir lai niekada nedingsta šypsenos iš jūsų veidų.